Taigi 8 užduotis. Kaip matome, atsakymo variantas yra duotos įvairios funkcijos ir mums reikia rasti, kurios iš šių funkcijų išvestinė yra lygi būtent 3x² plus 2x. Tai, čia buvo, aišku, galima spręsti keliais būdais, bet turbūt, kad paprasčiausias ir savęs neapsunkinantis būdas buvo tiesiog skaičiuoti kiekvienos šios funkcijos išvestinę, kadangi čia buvo duotas tikrai labai paprastos tos funkcijos, tikrai jų išvestinės buvo nesudėtingos, tai tiesiog ir paskaičiuojame kiekvieną jų, tai 3x plus 2 išvestinė yra 3, kadangi tiesiog šios funkcijos išvestinė yra lygi koeficientui prie x, o, kaip matome, pastovaus dydžio išvestinė yra lygi 0, čia tas pats, štai gauname 6, čia jau taikome laipsnį išvestinę, tai žinome, kad trejetas yra kaip tampa koeficientu prie laipsnio, o pats laipsnio rodiklis sumažėja vienetu, tai gauname čia 3x², čia atitinkamai 2x, vieneto aišku nerašome. O 5 išvestinė vėl 0, ir atitinkamai čia taip pat 3x² plus 2x ir x dar išvestinė vienetas. Tai matome, kad kuriuo atveju mes gauname 3x² plus 2x, tai būtent trečiojo atveju, kitaip sakant, tai yra C dalis. Taigi atsakymas yra C.